Ar esate išgelbėtas ir tuo visiškai tikras? Išgelbėjimas – tai tikinčiojo išvadavimas iš visų nuodėmės padarinių per Kristų ir visi dabar ir per amžius teikiami privalumai. Turime būti įsitikinę Dievo darbo savo gyvenime ir žinoti, kur praleisime amžinybę. Kas tiki Dievo sūnų, tas turi savyje tą liudijimą. Kas Dievo netiki, tas jį melagiu verčia, nes nepatikėjo liudijimu, kurį Dievas davė apie savo sūnų. O liudijimas toks. Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Aš tai parašiau jums įtikėjusiems Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Matome, kad šioje vietoje aiškiai pasakyta, kad Dievas trokšta visų žmonių išgelbėjimo. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad atsiverstų. Parašyta, kad mūsų viešpats Jėzus sakė: tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Jėzus buvo paaukota atnaša. Laiške Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutėje apaštalas Paulius rašo: atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jei remsimės savo gerais darbais, niekada nebūsime tikri. Bet jei pasikliausime Jėzaus auka, būsime tikri dėl savo išgelbėjimo. Juk Dievas visada viską užbaigia ir atlieka tobulai. Kaip jau minėjome, laiške Efeziečiams 2 skyriaus 8 ir 9 eilutėse apaštalas Paulius rašo: jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Remdamiesi šiomis eilutėmis galime drąsiai teigti, jog darbai anuliuojami. Jei tikėjimas Kristaus auka yra mūsų tikėjimo pagrindas, būsime tikri, kad esame išgelbėti Dievo malonę. Apaštalas Paulius rašo: jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Ar esate prašęs viešpaties Jėzaus Kristaus atleisti jūsų nuodėmes? Ar esate išpažinęs jį kaip savo gyvenimo viešpatį? Ar savo tikėjimą esate sudėjęs į jį? Ar tikite, kad Jėzaus mirtis Golgotoje iš tiesų išpirko jūsų nuodėmes? Kaip žinia, visi paaugliai mėgsta paišdykauti. Atsimenu, vakare klaupdavausi prie lovos ir išpažindavau savo nuodėmes, bet nuolat bijodavau Dievo bausmės. Nors pastorius sakydavo, jog jei nusidėsiu, eisiu į pragarą.
Viduje žinojau, kad šią naktį pragarą neisiu. Pakilęs pasimdavau Bibliją ir sakydavau Dievui nusidėjęs, bet nesijaučiau pražuvęs. Tai man liudijo šventoji dvasia. Ji parodydavo, kad buvau neklusnus Dievui, todėl turiu išpažinti savo nuodėmes ir dėl jų gailėtis. Viešpats, būdamas gailestingas ir teisus, atleidžia nuodėmes ir mes nepražūvame. Kai savo tikėjimą sudedate į Jėzų Kristų kaip į savo gelbėtoją, jūsų išgelbėjimą paliudija Dievo žodis. Tada jumise apsigyvena trejybės asmuo, šventoji dvasia, ir taip pat liudija, kad esate Dievo vaikas, apgaubtas besąlyginės jo meilės.